Sveiki, aš esu Karolis Bakūnas, 4 kurso studentas. Savo baigiamajam darbui projektavau patefoną su įmonė Tonarmus LT ir jų prekiniu ženklu READ. Šiais metais pasirinkau šią temą todėl, kad labai domiuosi audio aparatūra ir hi-fi bei high-end technika. Šis patefonas yra skirtas tikram audiofilui, kuris skiria labai daug dėmesio garso kokybei, išleidžia didelius pinigus aparatūrai ir jo namuose audio aparatūra, tai patefonas ir kolonėlės ir stiprintuvai užima tikrai labai svarbią vietą. Šis patefonas yra suprojektuotas tam, kad vartotojas galėtų kuo labiau prisiliesti prie proceso, tapti jo dalimi, įsitraukti patį grojimą, į patį muzikos atkūrimą. Noriu paminėti, kad pastaraisiais metais labai smarkiai išaugo plokštelių prekyba. Tai reiškia, kad prasidėjo nauja patefonų bei plokštelių era. Kuriam laikui jos buvo užmirštos ir padėtos į lentyną dulkėti, tačiau jos po truputį dulkės nuvalomas ir plokštelės vėl sukasi. Taigi šis projektas turi tikrai didelę perspektyvą ateityje ir beje įmonė, kaip tik, kuri gamina Tonarmus, jie turi 3 Tonarmų modelius, tačiau neturi nei vieno patefono, kurį galėtų parduoti. Tai aš manau, kad ateityje jis tikrai bus gaminamas ir pasieks serijinę gamybą. Šiame patefone yra suprojektuotas rankinis greičių keitimas tam tikslui, kad vartotojas galėtų pats keisti greitį rankiniu būdu. Aš norėjau kaip tik pamažinti visų elektroninių dalių kiekį, kad nebūtų ten per daug mikroschemų, papildomų mygtukų, o viskas būtų valdoma rankomis ir kuo paprasčiau. Taigi, norint pakeisti greitį, tai reikia perkelti dirželį ant kito velenėlio skersmens. Beje, šio projekto pats pagrindinis dalykas ir kertinis akmuo tai yra Tonarmo diskas, kurio pagalba yra tvirtinami Tonarmai. Sukiuojant diską galima pritaikyti įvairaus ilgio Tonarmus, tokiu būdu gaunant kuo mažesnius garso iškraipimus, kas įtakoja garso kokybę ir jeigu vartotojas nori naudoti vienokio ar kitokio ilgio Tonarmą, skirtingą modelį, jisai puikiai gali pritaikyti jį šiame patefone. Patefono korpusas yra pagamintas iš aliuminio ir organstiklio. Taipogi patefono diskas yra tekintas iš plastiko POM, kuris labai gerai apsidirba ir yra būtent skirtas patefono diskams. Kitos dalys yra pagamintos iš aliuminio ištekintos taipogi. Šias dalis padėjo pagaminti įmonė GMP, kurią norėčiau taip pat padėkoti. Tai yra tiksliniai metalo gaminiai. Kas liečia patefono korpusą, tai aliuminio panelė juoda yra pjauta vandeniu, o apatinė dalis organstiklis yra frezuotas ir po to poliruotas rankomis. Taigi norėčiau labai padėkoti savo dėstytojui ir visai dizaino katedrai už geras akimirkas ir už tai, kad padėjo įgyvendinti tokį gerą projektą. Taip pat ir įmoniai, su kuria pavyko puikiai bendradarbiauti ir esu labai patenkintas savo projektu ir beje pavyko pagaminti visai gerai grojantį patefoną. Tai ačiū visiems.